Nacionalinio gaminio konkurse Žemaitijos pieno gaminys sūris Džiugas. Kuo nudžiugino šis gaminys komisijos narius? Žiūrėkite. Prieš pristatydama dar vieną konkursui pateiktą gaminį pagamintą Lietuvoje, pristatysiu vertinimo komisiją, sudarytą iš įvairių sričių specialistų. Tai Tomas Ramanauskas, reklamos specialistas, reklamos agentūros LAV įkūrėjas. Zita Biržinė, mokslų daktarė, bendrovės BHJ Baltic direktorė. Rimvydas Valatka, žurnalistas, interneto portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius. Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute, Baltijos vadybos instituto generalinis direktorius. Ir prie mūsų nuolatinės komisijos šiandien prisijungė Seimo narė Donalda Meiželytė. Šiandien nacionalinio gaminio konkurse bendrovės Žemaitijos pienas gaminys sūris Džiugas. Apie jį papasakos bendrovės sūrių technologas Nerijus Latakas ir bendrovės kokybės vadovė Vilija Petrošienė. Labas vakaras. Šiandien mes norime jums pristatyti akcinės bendrovės Žemaitijos pienas pasididžiavimu tapusi sūrį Džiugas. Sūris Džiugas yra priskiriamas kietųjų sūrių grupiai, kurią atstovauja taip gerai pasaulyje žinomi kieti sūriai Parmigiano Reggiano, Grana Padano. Sūris Džiugas yra nokinamas 12, 24, 36 bei 48 mėnesius. Jau 1998 metais sūris Džiugas buvo nominuotas metų gaminio vardu, 99 Agrobalt aukso medalis, 2005, 2008, 2010 tarptautinės maisto produktų parodos Prodexpo aukso medalis. 2006 metais vartotojai įvertino jį kaip patį geriausią produktą ir jam žurnalas Geras skonis rekomenduoja buvo skirta vartotojų simpatijų nominacija. 2009 metais Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos konkursas Pasirink geriausią prekę mūsų Džiugą nominavo šituo ženklu ir tai prekė, kuri buvo siūloma kaip geriausia prekė 2009 metais. Taip pat 2009 metais mes tapome metų gaminio aukso medalio nominantai. Rugpjūčio mėnesį mes pradėjome ekologiško kieto fermentinio sūrio Džiugas gamybą, kurią sertifikavo viešoji įstaiga Ekoagros. Žemaitijos pienas kviečia pamaloninti Džiugo gerbėjus, gurmanus ir pristato unikalią pakuotę. Tai yra sūris Džiugas, brandintas ne mažiau kaip 48 mėnesius medinėje pakuotėje. Tai ko gero analogo Lietuvoje neturintis tiek pats produktas, tiek jo pakuotė ir džiugina akį prabanga, kokybė ir skonio derinys. Šita pakuotė originali tuo, kad tarkim klientas gali pasirinkti pačią pakuotę sūrio pateikimo būdą. Gali būti sūris, kaip matot, laužytas, gali būti pateikiama visa galva neliesta. Taip pat yra pasirinkimas pačios dėžutės, pačios servetėlės keli variantai. Užtenka pasakyti to, kad suvalgę apie 50 gramų sūrio Džiugas, jūs beveik gaunate visą aminų rūgščių dozę, kuri reikalinga kaip paros norma. Ačiū Jums už tokį išsamų pristatymą. Jau nežinau, ar beliko klausimų ir neatsakytų dar kokių nors detalių. Bet paragavote visi šito sūrio? Kokie vertinimai, kokie klausimai? Kokia šios pakuotės kaina? Nes nemokamos sūris tik pelėkautas, ar ne, norėtų kolega pasakyti? Šiaip preliminari kaina gali siekti iki 200 litų. Tai yra individualus užsakymas. Prieš klausdamas noriu paklausti, ar jūs esat žemaičiai ar imigrantai į Žemaitiją? Tikrai žemaitė. Tikrai. Nu, tuomet suprasit manim. Bjaurų klausimų užduosim. Nu, ko nusirašėt receptą nuo italų? Ne, nuo amerikonų. Nuo amerikonų. Jūs esate autorius. Gera. Šiaip iš tikrųjų, tą, ką mums siūlė užsienio ekspertai ir technologai, mes labai daug įdėjom savo meilės, energijos ir iš tikrųjų mūsų technologai iš šitą sūrį yra įdėję dalelę savo širdies. Dėkoju.
Tuoj sužinosime, kaip sūrį džiugas vertina komisijos nariai, o kol komisija skaičiuoja balus, trumpai priminsiu vertinimo taisyklės. Balsuojama dviejose kategorijose. Produktas vertinamas pagal jo ekonominę vertę ir pagal savo išskirtinumą. Kiekvienas komisijos narys kiekvienoje kategorijoje produktą gali vertinti 20 balų. Tai maksimali balų suma. Tai prašau, komisijos nariai jau pasirengę skelbti savo balsus, savo vertinimus. Prašau, ponė Tomai. Tiek ekonominė, tiek produkto išskirtinumų skiriu 18 balų. Abiejose kategorijose. Taip, ačiū. Ponė Zita. Ekonominė vertė aš skiriau 17 balų. Skatau, kad vis vien tai yra didelis balas, kadangi augimas yra didelis. Išskirtinumui skiriau 18 balų, nes tikiuosi, kad čia yra vis dėlto tas yra 48 mėnesių sūris, nes jisai fantastiškai skanus yra. Ačiū, ponė Rimvydai. Nu, jūsų skaitliukai didelė geri, puikos, nieko negaliu pasakyti, 20 už ekonomiką. Nu, bet su išskirtinumu tai pats suprantat, ir italą, ir visokie parmigianą, reggianą, padaną. Kada nesupykta labai, ta 15 bus. Dėkoju. Aš ekonominę vertę ir produkto išskirtinumą vertinu maksimaliais balais, tai yra po 20. Ačiū. Aišku, aš labai susinervinau, kad jūsų eksportas yra ten Rusija, Baltarusija ir Europos Sąjunga tik perspektyva. Nu, Izraelis, nu, Amerika, nu. Bet mes turim vis dėlto parodyti nosį tiems seniesiems sūrių gamintojams, tiems kiečiausiam atseit profesionalam, turėdami šitokį išskirtinį dalyką. Žemaičiai lieti yra. Bet aš nežinau, prie stalo dabar komisijoje čia Žemaitijos šaknų yra kiek, pas ką? Tik tai pas mus du, aišku, supratau. Okay. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi iš puikiai idėją, nes artėja mano mamos jubiliejas. Tai ačiū labai jums ir 2020, kitaip aš negaliu, bet žiūrėkit, tik tai nepakelkit nosių. Nes, nežinau, skambinsim, teirausimės. Mes turim nemokamą laukybės telefoną. Neįsivaizdinkit. Neįsivaizdinkit, va teisingai. Tai puikus balai, gal čia suveikia ir žemaitiška korta. Džiugo sūrį komisija pagal ekonominę vertę įvertino 95 balais, o pagal produkto išskirtinumą 91 balu. Žiūrovams primenu, kad jie taip pat gali balsuoti ir tą padaryti gali interneto portale elrytas.lt.